pažiūrėkit, kaip Igoris atrodė, kai tik nusipirko. Valančių dvaras degė, labiausiai įstrigo turbūt dėl to, kad aš ten nukentėjau, patyrau galvos traumą, gulėjau ligoninėje, tai tas labiausiai ir įsiminė man gaisras. Degė garažas, ten ėjom su grandimi vidų, buvo uždūdminta, grinai ten visiškai nieko nesimatė, net per kelis sprindžius nuo nosies, kaip sakant, galo, tai tikrai, ką mokino mus ten mokykloje, ugniagesių, tai kad nieko absoliučiai nesimato, tai iš tikrųjų taip teisybėje ir realybėje taip ir nieko nesimato iš tikrųjų. Jei ne vidų, tamsu, baisu vos ne taip. Pirmas trauktas skenduolis, kur važiavome pagalbą Telšiam, Mažeikių rajone. Jie, kadangi vieną dieną nebuvo radę, mes antrą dieną atvažiavome pagalbą. Ir pusvalandžio bėgiai radau pirmą skenduolį. Ten matomumo nebuvo praktiškai 20 cm, tik galėjai matyti manometrų parodymus. Pirmą įspūdį taip, kad nežiesiu į veidą ir kad neatsiminčiau. Ir man padėjo, aš daugiau kažkaip nekreipiau dėmesį. Čia yra mano darbas, padarau, ištraukiu ir viskas. Ir apie tai paskui net nebegalvoju. Šeima šiaip gerai reaguoja, palaiko. Aišku, pergyvent, kai išeinu per naktį. Kiekvieną rytą pabudėjimą žmonai būna darbą išvažiavus, tai paskambinu, kaip naktis praėjo. Pirms klausimas. Bet šiaip viskas tvarkoja. Pasipasakoju, atrodo, kuo daugiau pasakoju, tai tuo daugiau man viskas ir apsivalau, aš įsipasakodamas ar draugams, ar giminaičiams, ar žmonai. Šiuo metu auginu 2 vaikus mažiukus. Padedinu, kaip sakant, žmonai namuose auginti vaikus. Taip tokie namo rūpesčiai, buitiniai. Namuose būna, kaip sakant, 2 vaikų tėtis ir reikia rūpintis vaikais, gyventi savo gyvenimą. Labą dieną, esu Sigitas Jonaitis, priešgaisrinėje apsaugoje dirbo nuo 92 metų iki 2011 metų. Išėjau į pensiją, dabar dirbu kitą darbą, bet tai, kas buvo per tuos metus patirta, visą laiką liks mano širdyje. Ir kaip ir visi žmonės, kurie ištarnauja ir išeina užtarnautą poilsį, taip ir šitos mašinos. Kažkada tai vykdavo į nelaimės, gaisrus, gelbėdavo žmonės, o dabar jau jos stovi užtarnautam poilsį, stovi Aušros muziejų filialo Frenkelio rūmuose, Frenkelio viloje ir kiekvienas žmogus gali prieiti ir pažiūrėti. Jeigu mes pažiūrėsime, matome išskirtinės mašinas, Chevroletas, vėl stovi mašina, siurbliai priekyje stovi. Jeigu toliau pažiūrėsime, matome tanketę, kuri buvo naudojama Visagine. Mašinas, kiekviena mašina tai yra kažkoks tai atsiminimas, su kažkuo tai surišta ir apie kiekvieną mašiną galima pasakoti be galo daug. Bet jeigu pažiūrėsi į vieną mašiną stovinčią šitoje eilėje, atbunda labai tokie skaudus ir sunkus prisiminimai. Tai, kas būdavo širdyje ir ką tu išgyveni gaisruosi, niekada stengdamas nenešti į namus. Viską palikdavom darbe, tarp savęs pašnekėdami, pajuokaudami. Aišku, kartais atrodo tas juokas negražus, toksai žiaurus, bet psichologiškai išsikrauti gali tik tai per pašaipą viens kitam, per juoką, per humorą. Kaip ir sakiau, kiekviena mašina kažkokius tai prisiminimus pažadina. Kaip tik stovime prie automobilio, tai yra Kamazas, padidinto praeinamumo, 3 tiltų, naudojamas Rusijoje po šiai dienai, dirba su tokiom mašinom. Labai gera mašina, gerai pravažiumas, geras, viską. Bet į ją žiūrint, kokie atsiminimai kyla. Maždaug 2007, tiksliai metų neprisimenu, rytą atsikėlęs žmonai pasakiau, sakau, kažkokią tai nesąmonę susapnavau, kad mano bendradarbis Albertas Biliūnas užgriuvo gelbėjimo darbuose, sieną užgriuvo. Ir taip pašnekėjome, iš kur tokios mintis gali būti. Išėjau į budėjimą, maždaug apie 11 valandą gaunam pranešimą, Kuršėnuose, Daugėliuose, vykdant ardymo darbus, užgriuvo žmonės. Nuvažiuojam į vietą ir visas tas vaizdas toks, kaip sapnavau. Pastatas, sugriuvusios sienos, krūvas sudužusių plytų ir tą pastatą ardė 3 vaikai. Vaikai, galim sakyti, 18-17 metų, nelegaliai pasamdyti. Savininko ardė ir tas statybinės medžiagas būtų panaudoję kažkur kitose statybose. Ir iš karto mintis, kad tas sapnas gali būti pranašingas. Taigi Alberto Biliūno neleidau lysti į griuvėsius, parinkom savanorius
ir turėjo pralysti apie 150 metrų griuvėsiuose, ištraukė nukentėjusi, vienas žuvo žmogus, vienam lūžo ranka. Tai apie tai, ką mes savyje jaučiam ir tai, kad ta nuojauta gali būti pranašinga, patikėjau pradėjęs dirbti gaisriniai. Netgi parėjus į namus, kartais pradarius duris, žmona iškart pasakydavo, kokiam gaisre buvau. Jeigu dega šienas, tai kvapas yra vienoks, sakysime, kažkoks saldus, net nesaldus, toksai gali būti dūmo kvapas, kaip rūkyklos. Jeigu dega pastas, medinis, vėl kitas kvapas. Jeigu gaisre buvo sudegęs žmogus, tai kvapas saldus. Palei kvapus galima skirti, koks buvo darbas atliktas ir kur žmogus dirbo. Ir pats sunkiausias dalykas yra ne tai, kad tu gaisre dirbi. Tada įjungi tokį automatinį režimą, kurio pagalba tu vykdai tik tai tiesioginius nurodymus, nes daugelį metų treniruojas ir ruošiesi šitam įvykiui. Ir kada tas įvykis įvyksta, bet koks, sakysim, gelbėjimo darbai, autoavarija, gaisrų gesinimas, tada tu mašinaliai, mechaniškai darai viską ir jokių minčių nebūna. Bet pats sunkiausias momentas būna, kada tu grįžti į komandą po visų darbų, kada susėdi virtuvėje prie kavos ar arbatos puodelio ir pradedi aptarinėti su kolegomis, vat galėjome taip daryti, ar teisingai padarėme, ar teisingai viską atlikome. Nes kiekvienas darbas vėl. Žmogus, kada dirba gaisrinėje, jisai ne tik tai ten valgo ir miega, jis ten gyvena. Tai mes praleidžiam beveik trečdalį gyvenimo gaisrinėje. Vadinasi, tuo metu jisai ruošiasi tiem įvykiam, kurie gali įvykti. Treniruojasi, mankštinasi, bando įrangą, imituoja avarijas. Ir kada ištinka tasai momentas, kada tau reikia pradėti viską tą atlikti, tada mašinaliai tu darai viską. Nebereikia galvoti. Aišku, yra koreguotojas, kuris, sakysime, gaisrų gesinimo vadovas ar pamainos vadas, kuris konkrečiai nurodo, ką tuo momentu reikia daryti. Daug tokių atsiminimų yra, bet nelabai noris juos prisiminti ir niekados nešnekėdavom po darbo ar susitikę kitą dieną apie tai, kas buvo. Ir įdomiausia būdavo tai, kad švęsdavom naujus metus ar sakysim, ugniagesio gelbėtojo dieną, galėdavai nuspėti, kad jau žmonės išgėrė ir kažkiek tai jau biški yra apgirtę, nes pradeda kalbėti apie darbą, ko niekados nedaro blaivus žmogus. Pradeda kalbėti apie darbą, prisiminti pačius sunkiausius momentus, pačius žiauriausius momentus, kaip tai vyko, kaip važiavo į iškvietimą, koks buvo pojūtis, kokie jausmai buvo po gaisro. Ir jeigu užbaigti tą pokalbį, tai norėčiau palinkėti, kad nei vienam netektų susidurti su gaisru. Nes gaisras tai, yra, kaip sakant, vagis apvagia, tai kažkas tai lieka. Gaisras sunaikina viską. Gaisre žūna žmonės. Dėl to kiekvienas žmogus turi stengtis išvengti to. O išvengti mes galime labai paprastai. Naudokimės prietaisais, buitiniais, pečiais ir taip toliau, taip kaip reikalauja. Nekurkim savavališkai kažkokių tai įrenginių, kurie gali atnešti potencialų pavojų. Ir jeigu mes numatysime savo žingsnius į priekį ir galvosime apie tai, kas gali įvykti, tai išvengsime nelaimę.